Labas vakaras, mėly bičiuliai. Ką čia dabar galima kalbėti po tokios mano kolegos audringos kalbos. Bet realus gyvenimas šiek tiek yra kitoks. Mes galime prisirašyti labai daug gražių programų, vienas su kitu labai gražiai bendrauti, panašiuose forumuose. Tačiau ateina viena tokia data, jinai vadinasi rinkimai ir kažkaip vis dėlto reikia tų rezultatų. Jeigu jų nėra, atsiranda labai daug problemų. Pirmiausia, mažėja tokias salės kaip šičia, paminėta Naujoji sąjunga, valstiečiai ir daugelį kitų dalykų. Šiandieną daug priėmiau šitų sveikinimų, graži padėka ir visiems taip atrodo, kad čia mano pats didžiausias indėlis yra į šitos gražius laimėjimus. Jokių būdų. Iš tikrųjų, Šilalėj, Šilutėj, iš tikrųjų Kaišiadoryse, iš tikrųjų, manau, ir Algis neužpyks Vilkaviškyje. Rinkimus laimėjom ne mes, rinkimus laimėjo mūsų partijos, bičiuliai, mūsų pagalbininkai, aktyvistai, kurie, kad kaip nebūtų keista, mes per tuos keletą metų darėm labai daug gerų darbų. Didinom pensijas, didinom socialinės išmokas, kėlėm atlyginimus. Mokslo irgi yra įvairių gerų priimtų sprendimų, kad didinti smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumą. Ir būtų galima vardinti šitą sąrašą, tačiau rinkimus mūsų partijos bičiuliai kartu su mumis, kurie mes buvom vienmandatininkai, kurie buvom priešakinėse frontuose, reikėjo eiti ir išplėšti kiekvieną balsą už mūsų partiją, į mus spjaudė, mus visokiais žodžiais vadino. Bet mes visiems nežiūrint į tai, ėjom, įtikinėjom, įrodinėjom ir aš manau, kad daugelį tai buvo. Ir mes šiandieną turim iš tikrųjų gana visiškai neblogus rezultatus. Daugiau negu buvo praeitą laikotarpį. Tačiau, kai mes turėjome mažiau, mes buvome daugumoje, formavom vyriausybę. Šiandieną taip jau atsitiko, manau, kad objektyviai, todėl, kad mes per daug darėm gerų darbų ir kai kur ne visada suspėjom.